Sveiki visi, su jumis DJ Rytis, šiandien parodysiu kaip susitvarkyti Tango Beta. Parodysiu kaip susitvarkyti Tango Beta erorą. Pradedam. Einame į My Computer. Taigi, einame į My Computer, spaudžiame Drive Manager, spaudžiame Drive Manager, Action, Add, pasirinkame Hard Drive su Computer, Hard Drive, spaudžiame Action, Hardware, Activate Hard Drive, tai va, instaliacijos langas, spaudžiame Add Hard Drive, spaudžiame Hardware, select from hard drive in a manually select from list. Pasirinkame network, pasirinkame tab bin 32 provided V9, spaudžiame TP, spaudžiame V9 ir palaukiam, kol instaliuoja, tada spaudžiame finish. Darome visi, paspaudžiam 2 kartus, tai va vietoj 2 kartus paspaudžiame, tai spaudžiame Tango Beta, štai man sutvarkė Tango, spaudžiame finish, tai spaudžiame ir išjungiam, patikrinam ir pažiūrim ar veikia, tai krauna įimamum Tango, tai ir prisijungiam. Tai va, tai kaip ir viskas veikia. Šiame video girdėjote štai ir prisijungėme Logensą, kurį greitų įkelsiu į YouTube. Šiaip jeigu jums dar neveiks, patarsina mano patarimas perkrauti kompiuterį, nes adapterį iškart galite neinstaliuoti. O kadangi tvarkome, kompas netvarko, sistema tvarko, aš tvarkaisi pats, todėl ir nėra to lango, kur patartina restartuoti kompiuterį. Todėl mano patarimas būtų, jeigu neveikia, tai restartuokit kompiuterį ir viskas tvarkės. Aišku, man tai nereikia restartuoti, iškart viskas suveikia. Na kągi, su jumis buvau aš DJ Rytis, iki kitų pasimatymų.